Tai va, perskaičiau knygą Kaip nemirti, bet gyventi, Norvelo Hayes. Ir tokie įspūdžiai, labai, labai stipri knyga ir visiems rekomenduoju paskaityti. Ir aš manau, kas susiduria su tokia situacija, pavyzdžiui, nežinau, pavyzdžiui, baisi liga kažkokia, tai ten tokių patarimų yra tikrai, kad įsistverti Dievą ir nieko svarbiausiai nebijoti. Va čia burzgia mano, žinokit, va šitas gražuolis. Tai kad nieko nebijoti. Tik, kaip sako, kas bijo Dievo, tam nereikia nieko bijoti. Nei ligų, nei nelaimių, nei priešų kažkokių. Tai labai svarbu. Ir aš, pavyzdžiui, sirgau COVID-u, buvo toks, užsikrėčiau. Ir irgi, atrodė, kad mirštu. Jau visiškai buvau nusilpus. Ir įsistvėriau į vieną rašto eilutę, kur parašyta: tik nebijok, aš palaikysiu tave savo dešinę. Ir man viskas, ir aš užsigriebiau už tos eilutės ir guliu, o jėgų nėra, o atrodo, kad, visiškai. Tiesiog vos tenais, atrodo, vos gyva siela kūne. Ir aš kartojau tai įsistvėrus, kartojau ir kartojau. Va. Ir pensininkas kosėja. Ir kartoju, kad kiekviena mano ląstelė sveika, kad kiekviena mano kūno dalelė sveika ir kad aš nepasiduosiu, kad Dievas pažadėjo, kad tik nebijok, kad aš palaikysiu tave savo dešinę. Ir diena po dienos va taip kartojau ir po truputį aš išsikapsčiau. O jų gydytojai irgi pasakė, į ligoninę kai išvežė, palašino ten tų lašelinių ir sako, tai gal galit jau namo, važiuokit, jau gal norit namo. Ir mane išvežė namo, tai sako, gerkit arbatėlių ir taip toliau. Tai va, tai tokiose situacijose, aišku, malda ir pasitikėt Dievu, nes, kuom daugiau pasitikėt, nes atrodo, kad aplinkybės jau kaip ir tave nurašo, kad išorė tave nurašo. Tai tik iš vidaus tu turi pasisemt Dievo jėgos, dieviškos stiprybės. Tai va ta stiprybė gaunama iš Dievo, ta stiprybė gaunama iš šventosios dvasios. Va tai yra mūsų jėga, jėgos šaltinis. Viskas yra viduje. Kada išorė nebegali tau padėti, tu viską išsisemi iš vidaus, nes kaip parašyta, jumyse yra gyvieji šaltiniai. Va, tai mano toks suvokimas. Gal kitiem kitaip atrodo, aš taip suvokiau. Ir tada padeda ir išorė. Tada atsimenu, paskambinau savo gydytojai ir pasakiau situaciją, sakau, žinokit, liepė, reiškia, gert arbatėlių ten, paracetamolį, ką ten neatsimenu šių. Tai kaip jinai pasiuto, sako, greit, sako, antibiotikų. Greitai ten, žodžiu, pirki, mano draugai nuvažiavo, nupirko antibiotikus. Ir gerk, ir čia jokių. Tai va, Dievas ir padeda va tokiu būdu. Tada ir išorė padeda.
bet viduj išeina pati stiprybė yra iš vidaus, iš mūsų vidaus, nes per mus veikia, kam pasirašysim, tas per mus ir veiks. Jeigu pasirašysim baimiai, nevilčiai, nusivylimui, tai per mus veiks demonai, šėtonai. O tai ką jie nori padaryti? Jie nori tave sunaikint, taip, ir nustemti į tamsą. Jeigu mes pasirašysim Dievo žodžiui, Dievui, tai per mus veiks šventoji dvasia. Mums padės angelai, mums padės dangus. Įsistverkim į Dievo žodį, įsistverkim ir nieko nebijokim, nes parašyta, tik nebijok, tik nebijok. Ir tada viskas bus gerai. Nu, žingsniukas po žingsniuko, lašelis po lašelio ir mes įsikapstom. Tik nepasiduodam baimiai, nes baimė žlugdo, baimė naikina. Priimam Dievo meilę. Dievo meilė sukurs viską iš naujo. Dievo meilė viską kuria iš naujo, iš nieko sukuria stebuklą. Taip, va mano šuo net pritarė. Taip, va matot, patenkintas. Tai va, tai aš tokią turiu patirtį ir tik sakau, niekas nebijokit, nieko nebijokit. Jokių diagnozių, jokių iššūkių gyvenimo, jokių, atrodo, siaubingiausių dalykų. Kovot reikia už save, už savo artimuosius, už savo mylimuosius. Kovot ir nepasiduot. Va. Ir nepasiduot jokiom neviltim, jokiom ten, nežinau, nuoskaudom. Mest lauk iš savęs visą tą baisų kažkokį ten nešulį, kad būna, kad nešam, kad kažkas nuskriaudė kažkada, kažkokį santykiai pašlijo, nesusiklostė, kažkas įžeidė, užgavo. Mest lauk visą tą balastą ir priimti į save tik tais meilę, tik tikėjimą, tik džiaugsmą, nes parašyta džiaukitės, visuomet džiaukitės, džiaukitės, va. Džiaukimės, kol esam gyvi ir kol galim už save pakovot ir už savo artimuosius. Tai gyvenimas yra kova. Ir kaip ten sako ir apie tuos vilkus, kad maitinsi ten gerą ar blogą tas ir išgyvens, taip kad maitinkim tą gerąjį vilką, tą šviesųjį vilką. Ar ne? Kas gal ten, nežinau, pagonim čia gal sakau. Va, žodžiu, būkit visi sveiki, gyvenkit meilėje, atleidime. Atleiskit visiems, nes, visi yra klystantis, o Dievas myli visus, absoliučiai visus ir visiems linki tik gero. Ir visų nori, kad visi būtų išgelbėti. Ir mes pasirenkam, kas per mus veikia, ar tamsa, ar šviesa. Tai va, būkime šviesos vaikai, švieskime vieni kitiem, padėkime vieni kitiem, mylėkime vieni kitus. Amen. Linkiu visiems sveikatos ir nuostabiausios dienos, pačios gražiausios dienos. Kiekviena diena yra stebuklinga ir nuostabi. Ir meilės, ir laimės jums, klestėjimo jums, sveikatos, ir artimųjų, ir aplinkinių, ir Dievo palaimos. Būkit sveiki. Iki.